7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Treneri, atrodo, akcentavote, kad ankstyvas laikas rungtynių čia per paskutinį susibūrimą, kiek tai keičia planus arba, nežinau, treniruotės pobūdį. Tai sutrumpėja kažkiek biškiuką gal pasiruošimo laikas, nes visada turi rytinę treniruotę per rungtynės, rytoj jau to neturėsim. Bet, sakau, turėjom šiandien treniruotę gana ilgą ir laiko nemažai ir produktyvę ir pasižiūrėsim video ir būsim, manau, pasiruošę. Vakar buvot arenoje, tribūnoje, stebėjote Čekijos atidžiai, kokį įspūdį paliko ta komanda? Gera komanda, iš tikrųjų labai tokia, sakau, sisteminė jau galim sakyti komanda, kur turi išreikštus derinius, ką nori žaisti, išreikštas žaidėjas, kiekvienai pozicijai kažką turi, tai ruošiamės tam ir sakau, susidėliosim planą ir eisim kautis. Tas startas buvo labai toks sėkmingas, ar tada užkėlė ir emocijas, tada 2 pralaimėjimai, jie kažkiek pamažino emocijų kiekį, kaip jas mergaitės priėmė šitas 2 dienas? Iš tikrųjų, nežinau, niekada nėra labai linksma pralaimėti, ypač kai pradžioje gal taip, kai po tų 2 rungtynių jau visi pagalvojom, kad mes čia gal galim labai toliai eiti ir mes to ir norėjom, bet yra kaip yra, susidūrėm to, kad žaidžiam dėl 5-8 vietų, bet žinom dėl ko žaidžiam, dėl kelialapio į pasaulio čempionatą. Ir nėra taip, kad mes čia labai kažkokie nuliūdę, nusiminę ir ateinam į treniruotę nepasiruošę ir viešbutį kažkokie sėdim galvas nuleidę, tikrai ne. Eisim, žaisim, dar turim 2 rungtynės ir kovosim, atiduosim viską, ką galim. Po pastarųjų rungtynių jūs tai irgi verkė, buvo tokios kaip ir liūdnos nuotaikos, tai kaip jums kaip treneriui reikėjo kažkaip išskirtinai pamotyvuoti žaidėjas per šitas paskutinės 2 dienas? Gal žinot, labiau reikėjo joms duoti pailsėti, turėjom vakar laisvą dieną, pailsėjo ir šiandieną jau tie veidai visai kitokie, nuotaikos visai kitokios. Pagal statistiką Čekijos atrodo tokia komandiška komanda, nėra išreikštų lyderių, 5 žaidėjas po 10 taškų beveik renka ir atlieka po 22 asistus. Tarp lyderių čempionato, ar tai apsunkino ruošiantis, kaip stabdyti? Tai kaip ir sakiau, jo gera komanda, išreikštas žaidimas, žino, kur nori žaisti, iš tų ir tie asistai atsiranda, sisteminė komanda ir ruošiamės tam ir, sakau, bandysim kažkiek tų rezultatyvių perdavimų nuimti, atimti iš jų lyderių tos metimus, pasižiūrėsim, kaip seksis, manau, kad viskas bus gerai. Ar patys gilinatės į tuos scenarijus likusius, kad gali tekti laimėti abejas rungtynes dėl to pasaulio čempionato atrankos kelialapio, ar nelabai? Tai būna visokių čia aplinkui girdi kalbų ir patys kažkiek kalbėjom, bet sakau, mes einam į tas 2 rungtynės, jas abi laimėti, o paskui jau pasižiūrėsim, kokioje mes vietoje būsim ir kaip tie kelialapiai išsidalins. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.